Štai ir buvo išdalyti 97-ieji Oskarai. Ir čia buvo visai nemažai staigmenų, bet didžiausia staigmena ir didžiausias džiaugsmas Baltijos šalims tai, kad Potvynis tapo pirmuoju nepriklausomu animaciniu filmu istorijoje, kuris pelnė Oskarą už geriausią animacinį darbą. Tai sveikinimai latviams. Didžiausių vakaro staigmenų, kad daugiausiai net 13 nominacijų pelniusi Emilija Perez realiai nieko beveik ir neparsinešė. Tik tai 2 Oskarus, vienas jų buvo Zojai Saldanai už geriausią antraplaną aktorę, antrasis už geriausią dainą El Mal. O pati didžiausia vakaro staigmena buvo, kad Anora susirinko vienus didžiausių vakaro apdovanojimų. Jų tarpe geriausias filmas, geriausia aktorė Mackie Madison, geriausias režisierius Seanas Bakeris, geriausias filmo montažas ir geriausias originalus scenarijus. Už geriausią adaptuotą scenarijų Oskarą gavo Konklava, o geriausio antro plano aktoriaus Oskarą pelnė jau visiems turbūt nestaigmena Kieranas Culkinas už tikrą skausmą. 3 Oskarus pelnė ir filmas Brutalistas. Vienas iš jų yra Adrianui Broudžiui už geriausią aktoriaus vaidmenį, taip pat už geriausią kinematografiją ir už geriausią garso takelį. Taip pat po 2 Oskarus pasidalino ir dar keli filmai. Vienas jų yra Piktoji, kuri gavo už geriausius kostiumus ir už geriausias dekoracijas. Ir Kopa antra dalis, kuri pelnė Oskarus už geriausią garso montažą ir už geriausius specialiuosius efektus. Ir galiausiai geriausių tarptautinių filmų buvo pripažintas Aš vis dar čia iš Brazilijos, kurį beje galite pamatyti ir kino pavasaryje. Tai kokie laureatai jūs nustebino labiausiai? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškite manęs pafollowinti.